Su savimi turiu štai tokį gražų kristalą. Čia yra juodas turmalinas, dar vadinamas šerlas. Jisai auga tokiom juostelėm, taip gražiai. Ir šitas kristalas yra naudojamas nuo nerimo, galima sakyti taip, jisai skirtas įsižeminti. Yra žemės energija, yra vėjo energija žmoguje. Mes turime, ar ne, skirtingas energijas. Ir kaip žmogų prisikaupia per daug vėjo energijos, ar ne, tai minčių energija, jos skraido, jos juda va kaip vėjas. Ir kai vėjo pasidaro per daug, mes turime uraganą. Ir tas uraganas būna viduje. Ir kai tas uraganas viduje, mes pasidarom neramus, išsiblaškę, nesusikoncentravę, atitrūkę tokie truputėlį nuo žemės. Ir turmalinas, sakoma, kad savyje jisai turi labai daug žemės elemento, todėl padeda žmogų nuraminti, pritraukti truputėlį prie žemės, kad jisai tvirtai stovėtų ant žemės, kad būtų susitelkęs, kad būtų aiškus, kad būtų nusiraminęs, o ne emocijose ar mintise. Tai va, jeigu trūksta jums ramybės, jeigu trūksta susitelkimo, jeigu trūksta koncentracijos ir tokio tvirto stovėjimo ant žemės, tai griebkite turmaliną, galima mažesnį, galima apyrankės ir nešiokit.